Kalėdinę naktį Švento Petro bazilikoje Vatikane išpuolis prieš popiežių Benediktą XVI. Kai jis ėjo laikyti mišių, jį ant žemės parbloškė pro apsaugą pralindusi moteris. Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip raudoną nertinį su kapišonu dėvinti moteris peršoko per apsauginį atitvarą ir metėsi prie 82 metų popiežiaus, kuris auksiniu kryžiumi ėjo procesijos priekyje. Moteris spėjo sugriebti Benedikto XVI liturginius apdarus ir griūdama pargriovė patį pontifiką. Griuvo dar keli žmonės, vienas jų, silpnos sveikatos 87 metų prancūzų kardinolas, susilaužė šlaunikaulį. Pats popiežius per incidentą nenukentėjo ir vadovavo 2 valandas trukusioms pamaldoms. Vatikano atstovas spaudai pranešė, kad Benediktą XVI pargriovusi moteris nestabilios psichikos. Jie esą norėjo apkabinti popiežių. Pranešama, kad ta pati moteris taip pat pasielgti bandė ir per praėjusias kalėdas, tačiau jai nepavyko.